Na ir gerą dienelę, aš vėl pas jūs. Sveiki visiems, kas mane stebi. Tai ką šį kartą norėčiau pasakyti, tai kad išmokime žiūrėti, stebėti ženklus, kuriuos visata mums siunčia. Nenumeskim, kad tai yra atsitiktinumai, kažkokie nesusipratimai, tai vienodi skaičiai, išgirstos frazės, pamatyti kažkokie užrašai ar kelio ženklai, tai tos žinutės, kuriuos visata mums bando perduoti. Ir kai žmonės klaupiasi ir meldžiasi į Dievą, prašydami vienų ar kitų dalykų, tai mielieji žinokit, kad visą tai mes patys galim padaryti. Ir visi mūsų norai, žinokit, pildosi, kai mes visą tai žinom 1000%, 1 000 000%, o nesakydami, kad, okei, aš pamėginsiu, pažiūrėsiu, pavyks, nepavyks, bet kas dabar dangui vyksta, jūs neįsivaizduojat, tai planetų paradai, visokie sutapimai, visokios kometos, pasižiūrėkit, kaip sakant, žiemos nėra, pavasaris ateina, paukščiai grįžta, makalynė visokia, tai ir žmonių sąmonėse vyksta tokios pačios makalynės. Netgi ir žmonės, kurie atrodo žino, ko jie nori, bet prasideda makalynės, ar mes norim, ar nenorim, ar aš to noriu, ar man to reikia, ar man nereikia, okei, plauksiu pasroviui, tai neturėtų to būti. Nueikim į širdelę, žiūrėkim, ką tenais mūsų širdelė kalba, ką jinai nori, kokio gyvenimo iš mūsų tikisi. Tai va tais siekiais ir vadovautis, tikėtis ir nepasiduoti tam plaukimui. Tapatinkimės prie planetų, prie dangaus kūnų vibracijų, nes mes esam vienis. Ir nebijokit, kad kiti ten sako, tu čia nesąmonės darai, ar tu tenais tau nepavyks. Netikėkit, ne veltui mano mėgstama frazė, kad nepasieksi tų tikslo, jeigu kiekvieną šunį lojantį mėtysi akmenį. O tų šunų, kai sakant, tų lojančių žmonių, kurie nepalaiko jūsų, nesupranta jūsų, tai jų yra begalė. Svarbiausia žinoti, ko jūs patys norite gyvenime. Jeigu nežinote, kaip ką pradėti, pasiimkite popieriaus lapą, susirašykite, tarsi dienotvarkę tą savo, susitvarkyti minteles, išmesti tą kaip generalinę padaryti minčių, išmesti visas nereikalingas mintis, išmesti neužtikrintumą savo ir nuosekliai eiti tikslo link. Vėlgi, kai žmonės sako, 3D tame mąstyme, namą ten turiu, vaikų pagimdžiau, darbą turiu, nesvarbu tinka, netinka, bet dirbu, tai be jokio kūrybinio augimo, be kažkokių papildomų siekių, o gyvenime yra daug ką siekti. Mes gyvenam žemeliai dabar ir viską siekti, kur atrodo yra neįmanoma, imi ir darai. Viskas yra įmanoma. Netgi kai sako, ar ten kažkokios kelionės, aš dabar net sugalvoju, kiekvienas mes esame individualios asmenybės ir mes kiekvienas norim kažką siekti. Pradėkim nuo mažų dalykų siekti. Vieną pasiekim, antrą pasiekim. Tai gyvenimas eina. Šiandieną jau kai vakar sakėm rytoj, jau rytojus atėjo, jau yra šiandiena. Ir taip eina ir eina ir eina gyvenimas. Ir jeigu jūs stabtelėsite ir pasigalvosite, kad suprasite, kad
oh my god, aš jau galėjau ir tą padaryti, o nedariau. Tai imti ir veikti šiandieną, tuo labiau pasižiūrėkite. Ir kai sakau, minėjau, ir planetos mums padeda. Nu, tokie gražūs dalykai vyksta danguje. Vienykimės prie šitų energijų. Mes patys esam dievai. Ir jeigu mūsų, kaip mes sakom, besimelsdami, prašydami, kad kažkas kitas, va tas dievulis mūsų padarytų mūsų gyvenimą, tai įsivaizduokit, kiek žemelė yra mūsų žmonių, tai realiai tas dievulis tikrai, nespėtų prie kiekvieno noro stabtelėti, jų milijardai tų norų, begalybė tų norų. Tai mes ir patys turim šituos turim tas dieviškumo galimybės patys kurtis savo gyvenimą. Netgi kai sako, tas neįmanomas atjaunėjimas mūsų ląstelių, viskas yra įmanoma, tik reikia išmokti duoti tinkamą komandą. Ramiai, neforsuoti gyvenime, nesitapatinti su neigiamais žmonėm ar neigiamom asmenybėm, priimti šitas asmenybės kaip pamokas, o patiems eiti per savo gyvenimą. Labai smagu, jeigu turim savo aplinkoj žmonių, su kuriais mes galim eiti, būdami vienose dažniuose. Tai yra vertybė, bet jeigu mes esame ar artimuose santykiuose, ar tolimuose santykiuose, ar giminaičiai, ar draugai, kur tai yra kito dažnio, tai mes negalim būti, mes nesueinam, tai nieko tokio, mes priemam ir dėkojam, mes gyvenam savo gyvenimą ir mūsų kelyje atsiranda tie žmonės, tos asmenybės, netgi gali būti visiškai svetimi žmonės, su kuriais mes kalbam apie tos pačius dalykus, apie tas pačias mintis, gyvename tais pačiais siekiais, siųsdami geras emocijas, padėkas žemeliai. Tai žinokit, kaip sakau, ir planetos mums padeda eiti ir siekti savo tikslų, savo gyvenimo. Išmokstam duoti atitinkamas komandas savo. Aš sveika, aš sveikas, aš protingas, aš gyvenu nuostabų gyvenimą, aš neprisikabinu prie neužtikrintumo ir kažkokių senų programų, užsilikusių 3D mąstymo, kur tokie paprasti žemiški dalykai, išmokyt į savo kūną įsileisti gyvą maistą ir yra vandenuką, su padėka šitam vandenukui. Ačiū mano gyvybės šaltinį. Netgi kiekvieną maistą, kurį dedam į savo burnytę, galime jį užkrauti su begalinė padėka. Milijonai yra gerų praktikų, tai reikia išmokti. O jeigu yra noras išmokti, tai patikėkit, visata duoda mums. Duoda per tuos ženklus, per išgirstas žinias, per matytas frazes, per perskaitytas knygas. Mes ir knygą perskaitom dėl vienos, pavyzdžiui, vienos iš perskaitytos frazės. Kai sako, reikėjo mums tą knygą paskaityti dėl būtent tos vienos frazės. Milijonai yra galimybių gyventi savo nuostabų gyvenimą. Tai su ta žinute noriu jūs pasveikinti į dar vieną atsidariusi portalą, jaunaties portalą, kur vyksta magiški dalykai. Čia ir dabar susiemi ir gyveni savo nuostabų gyvenimą, nes tik tais tu pats esi kūrėjas ir tu kuri savo gyvenime. Gyveni tokį, kokį nori. Vėlgi, kai sako, jeigu nori užlipti į tą kalną, nebus ir tų kalno viršūnėj, vis tiek reikia užlipti. Bet jeigu aš guliu ant lovos ir aš sakau, kad aš noriu užlipti į tą kalną, neįvyksta tokių
teleportacijų, kad pokštai mes jau ant kalno viršūnės. Reikia lipti patiems. Bet mūsų susidėliojimas mintelių, tai būtent iš tų kelių milijardų kelių parodo mums tuos kelius, kuriais mes turime eiti. Tai su ta žinute aš sveikinu jūsų naują dieną. Geros dienos, mielieji.